Sveiki Vieviečiai, sveikinamisi su Vievio gyventojais, kurie gyvena Stoties gatvėje. Daug kas sako, kitoj pusėje autostrados. Su jumis sveikinasi 1000 elektriniečių. Stoties gatvėje turbūt visi žinot labiausiai dėl čia esančios geležinkelio stoties. Klausimas, ar yra išnaudojama tai gyventojų geroviai. Stoties gatvėje yra iš tikrųjų labai daug apleistų pastatų, apleista infrastruktūra ir nekartą teko bendrauti su gyventojais, kurie sako, kad Elektrėnų savivaldybės valdžia galėtų parodyti daugiau dėmesio šiam rajonui. Čia gyvena tikrai puikūs žmonės, jaunos šeimos ir 1000 elektriniečių mano, kad atėjo laikas pasirūpinti šio kraštu. Einam pasižiūrėsim, ką galėtume pakeisti. Pirmiausia, reikia pasirūpinti želdiniais, aplinka. Štai mes matome nudžiūvusius medžius, kurie prie pat geležinkelio stoties. Kadangi Elektrėnų savivaldybė yra tarp Vilniaus Kauno, neabejotina, kad įdėjus tam tikrų pastangų, čia įsikurtų įmonės, įstaigos ir pagražintų aplinką. Pėsčiųjų takas jau ne pirmo amžiaus ir tikrai reikalauja atnaujinimo. Mes esame ant pėsčiųjų tilto, kuris yra labai svarbus stoties gatvės gyventojams, kad galėtų pasiekti kitą Vievio pusę per automagistralę. Tiltas akivaizdžiai prastai prižiūrimas ir 1000 elektriniečių sako, tiltų turi būti rūpinamasi visada, kiekvieną dieną, kiekvieną savaitę, kiekvienais metais, kad jis nebūtų tokioje apgailėtinoje būklėje. Kad ateiti iki pėsčiųjų tilto stoties gatvės gyventojams reikia eiti keliu. Čia nėra pėsčiųjų takų, o toliau, kur yra pėsčiųjų takai, jie apverktinos ir apgailėtinos būklės. Keliai yra lygiai taip pat prasti. Žaidimų aikštelė lygiai taip pat apleista ir apverktina. Kodėl Elektrėnų savivaldybės valdžia, vadovaujama liberalų, neskyrė stoties gatvėj reikiamų lėšų? Klausimas. Bet 1000 elektriniečių įsipareigoja sutvarkyti kelius, padaryti pėsčiųjų takus, sutvarkyti kiemus ir skirti deramą dėmesį bei finansavimą šiam rajonui.